būtų faina čia daugiabutį pastatyti kažką. Padaryti, kad aplinkoje nebūtų vienas didelis vaiduoklis. Visam pastatui reikia labai daug meilės. Realiai viskas keisis, viskas darysis. Langai, stogas, fasadas, kiemas. Davidimai iki galo su baldais maždaug perlipsi milijoną. Tai dabar palauk, reikia taip pasakoti, ne? Ir buvo bairis. Nupirkom. Ir nematėm iš pradžių, kad čia buvo. Sveiki, vėl grįžtam į eterį su gan įdomiom žiniom. Tai papasako, Kadai, ką mes čia nusipirkom. Nusipirkom gyvenamąjį namą. Tai mes turim prieš savo akis čia vieną didžiulį pastatą, šalia dar jo ūkinis yra. Viso bendrai turim beveik 1000 kvadratų. Nu tai realiai pradėjom... Be kelių ten, keliasdešimties. Pradėjom svajot, realiai 25 metais dar pradėjom svajot, kad sakom, būtų faina čia daugiabutį pastatyti kažką. Gavom pasiūlymą, atvažiavom ir Žadas sako, va, tavo daugiabutčio svajonė. Tai tokių namų reta pamatyti, bet vieną radom Kaune. Ir tokį puikiai tinkantį perdarimui misijai, ką mes ir veikiam. Jo, tai principė pats namas jisai buvo pamirštas kažkada 90 metais pradėtas statyti ir nedabaigtas. Tai ir dabar stojo vargšas paliktas. Nu tai ką, reikia kažkam užsimti tuo darbu ir atgaivinti tą pastatą ar pagaliau įveiklinti, padaryti, kad aplinkoje nebūtų vienas didelis vaiduoklis. Jo, šiaip labai nustebom, nes kai sutarėm pirkimą, pamatėm šiaip iš tikrųjų patį pastatą, ten pasižiūrėjom, atvažiavom iš išorės, bet negalėjom patekti į vidų iš pradžių, bet vis tiek tarėm sąlygas, galvom, nesvarbu, ką jau ten berasim, planą matom, kaip ir mums tinka, kaina tinka. Atvažiavom į vidų ir pamatėm, kad realiai tuščia, nieko nėra. Buvo pradėta daryti, ten tinkuot sienos, kažkas, bet visiškai tuščia, niekada negyventa, palikta taip ir žodžiu, paliktas merdyt namas be gyventojų. Tai va, tai varom? Varom. Ekskursija. Pataikėm, aišku, tobulų orų, nereiks spec efektų žiemos uždėti. Tai, bet šiaip labai įdomi situacija irgi dar, bet po to nežinau, ar nueisim, ar nenueisim. Tai čia labai tokį įdomį rūsį turim. Ir svarbiausia, norint patekti į rūsį, reikia pačiūžų. Tai įsidėjom. Labai geras metas, nes kitaip reiktų čia batų. Jo, nes ten botų. Vandens gal tiek. Tai varom. Čia batų jau gal nieks nesako, taip, ne? Čia tik mes su valkiečiais. Botai. Šiaip tai visam pastatui reikia labai daug meilės. Tiek nuo pačio viršaus, tiek iš fasado, tiek lietvamzdžiai visi irgi jau ten pavargę privaryti visko. Tai darbo nusimato nemažai. Realiai viską. Realiai keisti planavom viską. Turim tikrai gerus, tvirtus griaučius, kurie, namas tvirtas buvo statytas ir darytas, tai šitas tikrai labai faina. Tai žodžiu, dabar eisim į vidų, bet minimalių pokyčių jau yra, nes kažkaip nepavyko atvažiuoti iš karto nufilmuoti, tai išsigriovė keletą sienų ir pradėjo naujus statytis. Tai minimalūs pokyčiai, bet jau darbai prasidėjo, tai varom papasakosim, kur kas darysis. Turiu tokio aukščio lubas. Čia realiai gaunasi virš 3 metrų, man atrodo. Ja. 3 kem gal netgi. Todėl to ir pavadinom pilim, nes visur turim lubas, tai kosminės. Ir 3 aukšte po to užlipsim ten 5 kem, kažkas tokio. Jo, tai vat jau turim pradėtą po truputį dalinti, šiaip bus ir... Vyrai darbuojasi, greit dirba, žiūriu. Vienintelis kambarys, kuris buvo įrengtas šitam visam name, tai buvo pirtis. Bet fainiausia, ką dar turėjom, tai po pirties iš karto čia baseinas buvo, kurį jau užpylėm gruzų. Nepaliksim gyventojams baseino. Čia kiti specialiai daro ant stogo. Net, žinai, reikia maksimaliai išnaudoti visą erdvę, kad čia... Kas to mokės dabar už tą baseiną? Bet įsivaizduoju. Tai planas paprastas yra, kadangi turim 1000 kvadratų, čia padaryti vieno gyvenamo namo, tiesiog, niekam jis nereikalingas absoliučiai. Nei tiem, ką tu su tiek kvadratų veiksi. Tai mūsų sprendimas buvo tiesiog yra sudalinti ir padaryti atskirom dalim, sunaudojimusi tvarka, padaryti kuo daugiau vienetų butukų. Tai realiai pradžiai, kai pradėjom dėlioti, tarp kitko, kai pirkom, jau įsigijom, suspaudėm rankom ir planas iš to, ką turėjom, tai ten idėja buvo padaryti, 18 vienetų, ne? Kažkas tokio.
ar daugiau? Kažkas tokio, jo. Apie 18-20 vienetų iš to planelio, ką turėjom, bet tada įjungėm savo kūrybiškumą, pajungėm komandą pilną ir žiūrim, kad atsirado netoli 25-6, ne? Jo, apie 26 vienetai. Bet visas padidėjimas praktiškai gavosi iš to, kad pasinaikino daug koridorių. Taip. Išsinaudojo rūsys pilnai, sumažėjo įėjimų visokių, padarėm iš lauko įėjimų. Praktiškai išmetėm labai daug nenaudingo ploto ir dar įgalinom antrasolę trečiam aukšte. Jo. Tai va, Ir realiai, kai pirkom, iš pradžių to nematėm, o dabar, kada jau perdėliom išplanavimą, atsirado papildomų kvadratų, o papildomi kvadratai, papildomi pinigai. Tai va, čia kartais truputį įjungus kūrybos, atradus tų tokių taškų, kur ką galima patobulinti, visai neblogi rezultatai gaunasi. Tai apie rezultatus dar kalbėti dar nelaikas, tai varom aprodyti turą. Čia pačiame įdomu, atvarim pafilmuot, parodyti žmonėm, ką čia nusipirkom ir patys vaikštam ir uvo. Jo, tai o čia tai jau būtų, čia žinau, kaip čia bus pala. Įėjimas čia, ne? Štai. Čia va turim jau vonios kambarį. Ten kampe bus miegamas. Ir čia turim svetainę. Tai čia virtuvė bus, čia kažkur sofutai, ten televizorius. Ir čia įėjimas į miegamą. Bet kosmosas, tu pažiūrėk, kokio aukščio, čia lubos. Nu? Čia galima. Čia dar antrasolę galima pagalvoti gal. Dar gal ne vėlų. Bent jau daiktam kokiam pasidėti tikrai. Daiktadėžės. Gyvent gal biškį per mažai. Bet žinai, aš esu matęs tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, padaro tokią kaip ir mini antrasolę. Antrasolę, bet ten tas aukštis nedidelis. Spintas kokias gali pasidaryti. Nedidelę padaro, ta prasme, aukštis tarp lubų ir antrasolės grindų, bet ta prasme toks, žinai, čiužinys ir tu užlipi tiesiog pernakvot, permiego, žinai. Bet turi pasilenkęs išeiti irgi toks, kadangi kai vietos mažai, tai vat sprendiniai tokiam miegamai ar kažkam tokio. Jo, šiaip ir sienos, tu prasme, belė kokio storio yra pačio pastato. Ką pliusas koksai? Pliusas mūras, visas pastatas mūras, viduj mūras, pakankamai lengva griauti, mažai kapitalinių sienų, aišku, neliečiam, čia svarbi vieta, bet tokio, bus kurios išorinės tvarkysim, bet bus jas darysim su projektu realiai. Jo, tai realiai tikrai daug fainų dalykų padaryta, daug pinigų susitaupė, kadangi mažai reikėjo išvalyti tokio dydžio pastatą, tai griovėsi keletą ten pertvarinių sienelių, tai pakankamai susitaupė daug pinigų ant šiukšlių išvežimo, griovimų ir taip toliau, nes nebuvo tiek daug ką griauti, nes nebuvo užbaigta dar. Jo, ir šiaip čia kaip žiūrėjom šitą projektą, jisai nėra, žinai, miesto centras, kur būtų labai faina vieta ir ten visi norėtų baisiai gyventi. Bet čia žmonėm galima pasakyti, mes randėmės dabar Aleksote realiai. Ja, Aleksotas Garliava. Tai toks irgi, žinai, buvo labai daug mąstymo, bet ir labai gerų pavyzdžių, kad yra realiai šalia jau padarytų tokių pačių projektų. Yra jie pilnai išnuomoti, įgyvendinti ir funkcionalūs, dalį galvojom iš tikrųjų ir savo pasilikti. Nuomai. Kartais atrodo, perki kvadratus, ane? Ir tu, perki realiai tai, kas yra. Bet, pavyzdžiui, čia tokia didžiulė erdvė, kuri, sunkiai įsinaudoja. Tai čia atsiras dar papildoma perdanga, kur prisiskaičios papildomų kvadratų irgi automatiškai. Koks plus 30. Tai va, tai kūrybos įjungus galima atrasti nemažai dalykų. Realiai viskas keisis, viskas darysis. Langai, stogas, fasadas, kiemas. Tai va, tai kaip galvoju, kiek čia gali kainuoti šitas mūsų projektėlis, toks mažyčiukas. Šitas nedidelis, ne? Nedidukas. Vienas iš mūsų mažų projektėlių. Ja. Jau juokinga dabar šitą sakyti, kai prieš 2 metus darėm po 5 kvadratų butus, dabar išėjom jau į 1000 kvadratų pastatus ir toks jau, faina matyti augimą. Tai principė pradžio, kai pirkom, pradėjom skaičiuoti su pilnu įrengimu, su pastatų įsigijimu, davidimui iki galo su baldais maždaug perlipsi 1 milijoną. Sakai? Manau. Aš kažkaip tikiuosi, kad iki 1 milijono atlipsim. Aš tai sakau, kad bus 1 milijonas su truputį. Jeigu eisim su pilnu įrengimu, absoliučiai skaičiuoju butus,
Tai tikėtina jo, kad neužteks milijonų. Ja, aš skaičiuoju, kad visas pilnai įrengimas su visuos baldais, taip kaip mes įpratę daryti, tai virš milijonų. Jeigu ten pusė taip, tai tikėtina taip, automatiškai neperkopsim. Bet mintis yra, kad vis tiek čia labiau tikslinė auditorija mūsų yra A, investuotojai, B, tie, kurie myli šitą kraštą, kampą ir ieškosi savo būsto, pigesnio nei rinkos kaina. Ir trečias, tai vis tiek dalis pasilikta savo nuomą. Tai čia realiai pagal tai ir dėliosim strategiją. Tie, kurie norės galbūt pirkti investicijai, kažkas pirks galbūt dalinę ir patys įsirenginės. Na, čia ta strategija, kur kartais eigoje paliekam laisvę pagal situaciją tiesiog. Ja. Nu, tai planas šiuo metu yra davesti iki pilnos apdailos su baldais, su viskuo. Taip. Aš manau, ir žiūrėsim, kaip seksis. Taip. Galbūt nuspręsim ties viduriu, kad gal paliekam ties dalinę apdailą ir leidžiam patiems žmonėms įsirenginėti. Nu, kas dažniausiai, kas būna, tai kad pati rinka diktuoja sąlygas. Pavyzdžiui, tu turi du pasiūlymus, turi vieną pasiūlymą pardavinėjai pilna apdaila, kitą pasiūlymą dalinę. Ir pilna, pavyzdžiui, niekas nenori, visi norim dalinę. Nu, tai kam tada to įrenginėti, žinai, iki pilnos, jeigu visi nori dalinę. Ir viskas remiasi labai matematika, tai principe. Laikas sutrumpėja. Laikas. Ir... Mums kartais daug geriau yra iki daliniais davest, parduoti ir leis patiems žmonėms, nes iš to pilno įrengimo yra iš tikrųjų begalį vargo, nes kiekvienas žmogus turi savo pageidavimų, norų ir ten, žinai, prasideda pageidavimų koncertas. Nu, žodžiu, reikia dar vieno papildomo etato žmogus. Visiškai, kuris ten, žinai, derintų, ar ten atitinka, žinai, spalvos, ar atitinka medžiagos, ar atitinka viskas, tikrai krūva klausimų žmonių atsiranda. Ir daug paprasčiau, kaip mes prieš tai, žinai, darydavom, kad tiesiog paimam objektai, pilnai įrengiam ir duodam arba patinka, arba nepatinka, žinai. Taip. Jo. Tai va, tai dėl to ir pasilikom, visgi liekam prie to plano, kad idėja, tikslas yra davesti iki pilno, bet, na, jeigu žiūrėsim pagal situaciją. Nes turėjom vieną projektą, kurį bandėm dalį su dalinė, dalį su pilna pardavinėt. Tai va, iš to ir išplaukė ta patirtis, kad, nu, daug reikalų. Šiaip jeigu, o taip, asmeniškai galvočiau, tai tikriausiai imčiau variantą, kad mes įrenginėjom daiktą investicijai. Jo. Ir mes įrenginėjom pagal savo standartą, jeigu tau tai netinka, tai tu tiesiog pasiėmė dalinę apdailą ir pats įsirenginėjai. Tai čia, manau, paprasčiausias variantas, nes mes nesam įrengimo, žinai, vidaus įrengimo įmonė, kuri ten pagal kiekvieno norus įrenginėja butus. Tai vat, manau, šitą svarbu galbūt išsiryškint prieš pradedant tokį projektą ir jo pardavimus visus. Sprendimą realiai priėmėm čia ir dabar. Toks, kur gavom pasiūlymą ir ten ilgai net nemąstėm, galvojom, kad... Šiaip pasiūlymas irgi nėra, kad čia esi, žinai, kažkur iš po rankų ir ten jisai niekas jo nebuvo matę. Yra jis tikrai gan ilgą laiką jau jisai rinkoje buvęs ir pirktas, ir parduotas, ir ten perleistas, žodžiu. Tai nesame jau čia, kur pirmieji pamatėm tą daiktą. Juokingiausia tai buvo, kad šitą pasiūlymą gavom iš keleto žmonių. Ir buvo juokingiausia tai, kad jau pas patį savininką buvom sutarę sąlygas ir kainą pirkimo ir ten po kelių dienų iš kito žmogus gavom šito objekto pasiūlymą. Plius 100 000. Daugiau, 108 000 brangiau, negu mes pirkom. Tai buvo... Sako, žiauriai geras variantas. Ir tada atsimenu, sėdėm juokėmės, nes jau mes ten sutarę rankas suspaudę. Tai šitas labai juokinga, nes, na, tiesiog pats pardavėjas davė visiems žinot, kad yra parduodamas ir kiekvienas, žinai, pamatė galimybę kažkokią. Tai, bet aš manau, kad geras dealas. Bet svarbu paminėti, kainą gavom dėl to, nes pirkom daugiau daiktų iš vieno žmogaus. Ja, pirkom iš tikrųjų ten visą paketą virš $500 000, tas mūsų visas paketas. Tai tiesiog gavus ir gan gerą kainą susiderinom ten, kitur galbūt prastesnį kainą gavusi, nu tai čia toks, žinot, galima sakyti, kad šitas daiktas yra su gera kaina, bet kiti daiktai nėra su tokia gera kaina. Na, ja, tai toks... Nes realiai pirkom iš to pačio vieno asmens 4 daiktus, tai vienas iš jų yra čia, o kiti buvo žemės sklypai, kuriuose bus nauja statyba. Tai kažkada papasakosim gal plačiau, bet čia yra vienas tas žingsnis ir lygis, į kurį dabar jau planuojam perėti. Čia dabar atskleidai viską, žinai. Nu, tai sakiau, kad žmonėm pranešim. O tai kada... Anonsas. Tai va, tai kažkada parodysim iš statybvietės, galbūt vaizdu įrašą kokį. Tai dabar palauk, reikia taip pasakoti, ne?
ir buvo bairis. Nupirkom. Ir nematėm iš pradžių, kad čia buvo vandens. Ir jau nusipirkę pamatėm. Tai nes tiesiog neėjom į vidų, į Rūsį. Tikrai įdomus buvo radinys, ko nebuvo jokiuose nei registrų centrų išrašų. Nu, tiesiog niekur bylutėse nesimatė. Tai tunelis, kurį eisim parodyti dabar žmonėm, nes ten tikrai iš pradžių galvom, ką su juo daryti, tai sakom, gal paliksim, žinai, kaip priedangą. Tai va, varom, pro kur čia einam? Aš nežinau, gal pradžioj iš viso apeinam. Šiaip Rūsys yra realiai dar plus papildomai kokį 200 kvadratų. Tai vat vien tik tais dėl Rūsio mes turim tą 1000 kvadratų. Taip. Nes irgi, žinai, galima buvo čia galvoti, kad padaryti tik tai sandėliukus kažkokio, žinai, ūkinę patalpą, bet mes turim belia kokio aukščio tas lubas. Turim tikrai, žinai, tas Rūsys, žinai, čia pasižiūrėk, sienos gražios, tvarkingos, visos plytinės. Tai tu perdanga, pažiūrėk, kokia gražiai, aš dar tokias... Mes turim aukščio pakankamai, kad padaryti grindinį šildymą visur, žinai. Reikia vienintelis dalykas, ką padaryti, mes čia kadangi turim, žinai, niekas nepasakė, iš kur yra tas vanduo. Tai tas vanduo buvo dėl to, nes realiai užsikišęs yra visas vandens... drenažas. Drenažas visas yra užsikišęs ir jisai vietoj to, kad, žinai, rinktųsi ir varytųsi į kanalizacijas, dabar yra kažkurioje vietoje užvarytas ir viskas varo į Rūsį. Žodžiu, kai tik tais vanduo pradeda atleidinėti ir jau iš čia belia kiek metų varė į tą Rūsį. Jo, ir čia jau, žinai, niekas negyventa, niekas nedaryta, tai iš savęs. Tai sutvarkiu, žinai, drenažą visą, mes vis tiek turėsim pamatą visą atkasinėti, daryti normalią. O, žiūrėk, grindis radau. Bet nėra ledo. Sakai? Nu, na. Čia gal šiaip kokia krūva. Ne? Žinai, ką padarysim būtinai? Paliksim šitas raudonas plytas būtinai, nes visiškai autentika, gražu, nieko daryti nereikia iš karto. Ateini ir gali gyventi. Nu ką? Įdomioji dalis, tai yra mūsų tunelis. Tai va, galim parodyti, nežinau, čia kiek pasimatys, galim pašviesti į tą tokį bendrą vaizdą. Sudaryti, žodžiu, čia yra... Visiškas prikolas. Paslaptis, kaip sakyti, niekur nesimatė, niekur neatsispindi, bet va, turi perėjimą į kitą pastatą, niekas nemato, vaikštai. Matęs tik filmuose tokius dalykus. Nu čia kas gyveno prieš tai, tai tikriausiai turėjo labai įdomią istoriją, žinai, kodėl ir statė, kodėl darė ir kodėl tokie sprendimai buvo priimti. Norėčiau šiaip sužinoti šitą istoriją. Smalsumo vedamas. O gal čia šiaip iškeltos grindys yra visur labai. O gal geriau nežinotos istorijos, čia, žinai. Gal geriau ir nežinot jo. Mes dabar kitam jau pastate. Ir... Taip, jau dabar atsiradom į ūkinį pastatą. Nu, tas ūkinis pastatas, čia namas realiai, tik pavadinta ūkiniu pastatu. Antras namas praktiškai. Tai irgi, realiai ką, Rūsys, čia daug ko nepamatysim, tamsu, galim kilti iš tikrųjų į viršų, ten gal šiek tiek įdomiau. Čia turim laiptus, galim Mirtini laiptai. Jo, nu tai šitas pastatas irgi realiai, belia kokio dydžio, prasme. Reiktų pasitikslinti net kvadratūrą, iš tikrųjų šitas atskirai gal vien tik šitas sudaro apie virš 200 kvadratų, ne? Apie 200, man atrodo. Ir bendrai čia kažkur pala garažas. Nu ką, troba, ant vištos kojelės dar viena. Nu kur tau troba, vištos kojelės, čia virš 200 kvadratų, kokia trobelė. Čia realiai gyvenamasis namas virš 200 kvadratų. Sklypo labai daug turim, faina. Jo, šiaip kas faina bus, tai tikrai pasidarys ir parkingo vietų pakankamai... Nepakankamai, vėliau kiek bus. Nu, tai pakankamai. Netruks. Pakankamai vystytų žodžių yra, kur... Pusė turi būsi. 0,75. Ne, čia mes koeficientas. Turėsim šiek tiek daugiau negu būtų. Jo, tikrai faina tas, kad vietos belia kiek turim. Visom prasmėm ir kieme, ir name, ir... Galima bus padaryti ir žolytės, ir parkavimo, ir ten kažką tais faino. Atrakcionų parką, ir zoologijos sodą. Ko ne, ką dar? Ne. Ne? Ne. Nedarysim zoologijos. Tai prikalbam, kad taip papirktų, po to žiūrėsim, kaip ten gausis. Kai vystytai, sako, čia, žinai, baseinai bus,
bet padaro baseino vietą tik tai. Čia kai atvarėm pirmą kartą, tai apačioj, 100% kažkas laikė vištas. Jo, ten buvo šieno daug. Prasme, buvo įrengtas kambarys, vienintelis tai pirtis, baseinas ir laikė vištas. Tai gal vištos pirtinosi, maudėsi žinai, prižiūrėtų vištų kiaušiniai. Kaip ir sakėm, šiek tiek pavėluotai, nes kaip ir nupirkom anksčiau. Išpakavimas jau buvo padarytas. Ja, unboxinom ir tik tai dabar su jumis dalinamės. Tai... Bet vis tiek dažnai turim tik tais griaučius, tai manau vaizdas labai stipriai pasikeis per ateinančius kokius 3 mėnesius. Taip, o kitą vaizdo įrašą, manau, darysim gal už pusmečio kokio. Ja. Tai parodysim, kas gavosi. Galbūt dar už pusmečio, nebus su baldais, bet jau bent jau bus sienos ir suformuoti taškai būti ir panašiai. Tai va, tai tikėtina, su šito projektu susimatysim už kokio gero pusmečio, bet prieš tai susimatysim su kitais projektais. Irgi įdomių turim projektų, ką parodyti. Šitą projektą irgi mes prasifinansavom su vienu iš mūsų svarbių investuotojų, tai ačiū jam, kad irgi prisidėjo prie šito projekto. Ir šiaip visai komandai ačiū, iš tikrųjų tikrai supratom, ties šituo projektu, pamatėm, kaip greitai ir efektyviai dirba mūsų komanda, tai tikrai dėkingi esam ir dizaineriai, ir projektų darbų vadovai, asistentė, iš tikrųjų, čia galim visus išvardinti, žinai, bet iš tikrųjų komandą pamatėm, kad turim stiprią ir greitai reaguojančią ir darančią dalykus. Mes jau būna dažnai tokį, žinai, išsitaškę po visus pusės ir būna tokių smulkmenų, jau pradedam nebe susižiūrėti ir faina, kad turi komandą, kuri mus net papušina, žinai, hebra, žiūrėkit, šitoje vietoje jau čia reikia atvežti, žinai, ten gipsus visokius, davai tą, trečią. Mes tik tai derinam, kad žodžiu, visa hebra galėtų važiuoti pilnu tempu ir prilaikom iš apačios. Man labai patiko, sako, asistentė ateina mūsų pas mane ir sako, buhalteriai liepė manęs paklausti, kaip aš iš jūsų išmušu tai, ko jai reikia. Sako, nes tiek, kiek jinai klausė, tai sako, kažkur į begalybę, kaip sako, parašytų niekada jokio grįžtamo ryšio. Jo, nes labai dažnai pas mus yra, žinai, tiesiog prioritetiniai darbai ir yra vis tiek numeris 1, kad verslas eitųsi. Ir yra patys didžiausi darbai, kuriuos mes stengiamės ir apsimti, o ne apsimti, žinai, tom smulkiom kažkokiais darbeliais, kurių dažnai pastum į patį galą, žinai, ir jau kada bus laiko, tada prisėdęs padarysiu, žinai. Tai čia jau apie ką dabar kalbam, kalbam apie tai, kad pradėjom daryti verslą, nes anksčiau, kai darydom vaizdo įrašus, apie ką kalbėdom, kiek kas kainavo čia, kur čia, kokie procesai vyko, dabar iš tikrųjų nuoširdžiai nelabai žinom ir patiem buvo nuostabai, įeinam į pastatą, žiūrim, čia jau gipsai sukasi, darosi profiliai, net nuoširdžiai dar nežinojom, kad tai vyksta, tai geras pavyzdys, kad... Kaip tai rašė, gal tu neskaitai? Aš nežinojau, gal tu ir žinojai, bet nustebino turiu menį, kad... Nežinau, kiek padaryta buvo, bet kad jau pradėta, žinai, tai tikrai jau buvo atraportuota. Tik nežinau, žinai, labai spardžiai, hebra dirba faina matyti. Aš mačiau paskutinį kartą, kai buvau to žemės, tai griuvimo darbai vyko, čia visai labai nesenai, prieš savaitę laiko. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi neprailgo laikas, pasidalinom, ką veiksim, ką darysim, tai kai visada spauskit prenumeruoti, uždėkit laiką ir iki kitų kartų. Iki.